Geriau kavutį ir nenusprendžiu. Bet jaučiu į kalnus. Apsirengsiu šiltai. Pasimsiu maišą neperšlampamą. Ir eisiu. Pasikeitė planiukai. Į kalnus nelipsim, nes šlapia ir jau nusirident žemyn, nes šlapi akmenis gali kainuoti gyvybę. Tai varau šiaip pasivažinėti po kalnus, pasižiūrinėti visokios panoramos, taip toliau. Ir 4 valandai užsibukinau pajodinėti su arkliu, nes niekada gyvenime nebuvau. Niekaip nieko neprikalbindavau varyt kartu ir visą laiką norėjau, bet niekaip neišėjo, tai pagalvojau, kodėlgi, jeigu ne dabar. Tai vat, realiai tokie planiukai, manau, kad galėsiu gal pafilmuoti ten, tai turėtų būti, manau, gražus vaizdai. Manau. Špyga čia ne Tatrai. Va tiek va jau matas. Nu, va ten matas biškai. Bet ir taip per tos debesiukus nieko gero. Nu, gerai, nu. Nu, nereikia. Važinėsiu šiaip sau. Belia kur. Nesu, kodėlgi ne. Šiaip reiktų dar nuspręsti, kur pavalgyti. Ir ko aš noriu. Nes kol kas tai nieko. Atrodo, reikia tiesiog kur nors nuvaryti, prisėsti, paskaityti kokią knygą. Taip ramiai pabūt šiandien. Iki 4. 3 valandas turiu. Dar pavalgyti reiktų per tą laiką. Tai vat realiai. Realiai šiandien tokia ramybėlė. Prie tokios va, krūvos stoviu. Ot karvytis gerai gyvena. Tokiam vaizde. Kiekvieną dieną ganosi tiesiog kalnuose. Mano bolidas. Čia kai pardavimus kelsiu, tai tokį videką tiesiog įkelsiu. Tai vat, nusėmiau pinigėlio pajodinėjimui su arkliais. Tai gavos 39,65, nes nuskaitė dar mokesčių bankomatą, žinoma. Būtų biškai gal mažiau buvę. Tai vat, važiuoju pavalgyti kažkur. Labas rytas. Vakar labai nedaug, kaip sakant, pafilmavau, buvo tokia ramesnė dienelė su savimi. O šiandien paliekam jau viešbutuką. Ir iš tikrųjų, kur varysim, dar nežinau. Pasižymėjau tokių vietų, bet matau, kad oras nelepina, tai jaučiu sėsiu į mašiną. Kaip tuo tarpu pasijaus, kur noriu, ten ir varysiu. Išmiegota, galima sakyti, gerai, nes visas dienas buvo sapnuota, o jau neturėjau gal metus laiko. Tai tiek, skanios kavelės. Buvo gera, viso gero, kaip sakant. Šiaip labai priėmė jaukiai, kaip sakant, šiltai.
Wi-Fi'us geras, rekomenduoju 18,08 € už naktį. Nežinau kaip sezono metu, bet dabar kainytas labai tikrai geras buvo. Tai vat, lekiu į mašiną. Rūkimo kampelis. Vienas iš rūkimo kampelių. Zakopane, ate. Jokinga, nes pati kartais save nustebinu. Galvau, kad varau pasivaikščioti ant tako. Pasirodo, variau link malūno. Jo, vandens malūno. Oi, bet čia kažkaip apleista atrodo. Gal įsimaudyt šokti? Tipo ne bairis. Kaip suprantu, čia tas ratas turėjo būti. Nebėra. Nu, čia biškio oras jau geresnis negu pačioj Zakopaniai. Nes ten tai taip tokia šlapdriba, ištisai šlapia. Tai jau labai lievai buvo. Juodas kačiukas. Ateik. Kysiau. Kysiau, ateik. Žąsis. Kysiau. Važiavau tiesiog pagal Google Maps visokias pažymėtas vietas. Ir dabar atvažiavau prie tokio upelio pasivaikščiot, nes visai gražiai atrodė per fotkes. Pasirodo, kad šitas upelis skiria Lenkiją nuo Slovakijos ar Slovenijos. Dabar neatsimenu kurios. Reiktų pasitikslinti iš tikrųjų. Kad nesumeluoti. Nuo Slovakijos. Skiria Lenkiją ir Slovakiją šitas upelis. Tai vat, kol kas čia nieko dar nesimato. Kol kas miškelis. Bet gan vėsų yra. Nu, jau nebe vasara. Tikrai. Tai va, pagal tokį orą ir nuotaikytės neypatingos jau. Atrodo, norisi tiesiog kimarint, nieko nedaryt. Matau pavėsinę lyg ir kažkokią. Oi, čia klausykit su visų židinuku. Čia jums ne Lietuva, kad šūda malta. Šiaip čia mačiau per fotkes, kad žmonės net žiemą eina maudytis, tipo. Nežinau, ar kada pribręs man šitas reikalas. Daug arklio šūdukų yra ant žemės. O gal ne arklio čia. Kas te žino?
Yra kas maudos ir dabar. Rimta. Atvarė su Dakaro mašina. Pradžiai turėjo matytis, kai filmavau. Beleka. Šitaip įdomiai sėdi laikui, turbūt atvaro kokį 10 minučių pasėdi. Mačiau iš karto arbatytę paruoštą. Nu, įdomi atrakcija. Sako, jeigu su saiku ir protingai, tai kūnui sveika. Mano kūnas sako kitaip. Kur sakiau, kad su Dakaro mašina atvarė. Tai su šitą. Policija. Pagiai. Per Google Maps rašė, kad mokamas parkingas. Bet yra tik mano mašina. Na tai. Nelabai čia yra kur mokėti. Čia šiaip tipo šiltų oro atvaro maudytis. Kėdukus netinkamus biškį pasirinkau. Pompytė. Čia tai easy peasy nusirident. Gal ten? Bet kaip man ten nueit? Čia visiškai off-road varau. Užlipt. Bet kai nulipt reikės. Nice. Tai va, kur tie Kijevai. Aš biškį ne į tą kalną užkopiau. Kai draugas sako, I know the spot. Nu, o dabar šokom. Turėčiau droną, tai tikrai padaryčiau, kad šoku. Bet neturiu. Stačiai. Pabuvome. Keliausime kažkaip atgal. Kas bus turbūt nelabai lengva. Paliekame šį rojaus kampelį. Prisirišam kamerą, kad jeigu kristų su manim
Tikrai čia lipau. Pasimečiau net. Su džinsiukais. Gal čia geriau lipti? Tikrai ne čia lipau. Ant tokio kalno čia ridenuos. Skersai einu. Va tokia. Va tokia didumo. Va tokia didumo. Įveikiam. Oi, jau kai lygu, tai va kliūnu. Šiaip nais labai vietikė. Ajo, aš prieš tai per šoną čia va kilau. Nusileidau čia va. Reiškia, taip reikėjo. Žodžiu, nusprendžiau, kad varau į tą druskų kasyklą. Turėčiau dar spėti. Tai gausis, kad aš vėl atsirasiu Krokuvoj. Aišku, Krokuvoj labai brangi nakvynė. Po 500 eurų, jeigu noriu viena pernakvot. Tai biški durnai. Nebent gal dabar bus netyčia kokių vietų pigesnių atsiradę. Ir mašinų padaugėjo. Atvažiavau pirmoji. Taip va, dėliojas ta mano diena. Vakar dar nepapasakojau, kad išleidau 10,86. Tai pirkausi paradai atsigert, čipsiukų, mėsytės, kabanosių ir guminukų, nes norėjau saldeko kažkokio. Tai va, realiai tiek, atvariau į McDonald'ą. Klasikėlė. Varau į vidų pavalgyti. Tai va, buvo sukirstas Big Mac'as. Big Mac'as, kaip sakant, ar Lietuvoje, ar Lenkijoje tas pats.
Pasiėmiau tik tai šaltos kavos su karamelė. Nei ten karamelės, nei ten kavos skonio, realiai pienas. Tai gaidžių gaidys. Išleista 11:36. Važiuojam į druskų kasyklą. Dar norėjau pasidalinti, kad pabėgau nuo to blogo oro. Ir dabar jau turim ir saulytės. Ir matom jau biškutį ir žydro dangaus. Tai reiškia, Zakopanėje jau pabuvom, kaip sakant. Šiaip jau toks ilgesys namų atrodo yra. Bet kai žinau, kad grįšiu ir nelabai dar į jaukius namus grįšiu, tai toks dar ir neypatingai traukia. Nes išvažiavau realiai ant kraustymosi momento, kada grįšiu į butą, kuriam nei lovos dar nėra, nei daiktai suvežti normaliai į patį butą, nei kur tų daiktų dėti, nes dar baldai pilnai nesuvažiavę. Tai toks, kol kas mėgaujuos šiuo momentu. Kažkodėl šitas tunelis priminė Madeirą labai. Kažkurioje vietoje buvo labai panašus. Tai gera prisiminti, šiaip Madeira buvo amazing. Nežinau, kas nebuvę, jūs privalo tiesiog. Ne tai, kad jums reikia, bet jūs privalote nors kartą nuvažiuoti. Ten rimta yra. Nesakau, kad visur kitur yra nefainai, bet ten Madeira yra Madeira. Ir čia kitokių paaiškinimų nėra. Realiai, ką filmuoju, tai ką išleidžiu tik tai. Tai dabar išleidom degaliniai 30 eurų 5 centus. Ir išleidom ant cigariukų jau iš viso 18 euriukų. O nuvažiavę esam štuką 205 kilo. Tai aš manau, kad čia realiai to kuro jau ir iki Lietuvos užtektų. Bet kaip sakant, manau, kad... Ko aš nevažiuoju? Jėzus. Manau, kad užtektų... Ne, jau sakiau šitą, ne? Jo, manau, kad užtektų ir iki Lietuvos, bet vis tiek, manau, dasipildysiu dar prieš pat galą. Pažiūrėkit, kiek arkliukų. Dabar visur tos arkliukus matau. Aš dabar jau savo noriu arkliuko. Pyzė. Kodėl aš negyvenu kaime? Čia toj parodysiu, kokį gražų žirgą mačiau, iš čia taip žaidė. Nu, žaidė, šokinėjo, lakstė. Nu, belekai fainė. Nu, belekai. Palikom bolidą. Realiai parkingas visur vienodai. Sumokėjau 7 eurus 6 centus. Šaliukas buvo. Tai pasiėmiau 2 džemperius. Nes nurašė, kad 10 laipsnių ten. Tai nebuvo šilta. Bet kaip aš apsipisu su tais parkingais, aš negaliu. Dabar einu belė kiek ir čia vis arčiau to kasyklų tokie patys parkingai, po tiek pat kainuoja. Oi, blėt, nepasimokau. Kasykla 31,51 ir palauk 10 minučių reikia.
leaves or any kind of decoration because they are very fragile. When a Polish prince called Bolesław proposed to Hungarian Princess Kinga, her father, King Bela, insisted on a traditional dowry. But Kinga came up with another idea. She knew that no rock salt was mined in Poland and decided to ask her father for a group of salt miners. She wished to find salt in Poland with their help. Without a second thought, the king presented to Kinga an entire salt mine in Hungary. The princess visited the mine on her way to Krakow. She came near the mine shaft and, surprisingly, threw her engagement ring into it. When she arrived to her new country, she requested the miners to look for salt. The result came soon. The miners discovered salt deposits near Krakow that gave Poland centuries-long prosperity. They say that Kinga's engagement ring was found in the first salt lump extracted. Neandertalai. Introduced them in, yes, I mentioned that. About 6,000 years ago. As you can see back then, the equipment used was pretty primitive. Grooves and gutters to collect the surface saline waters into a special tank or container where it was stored while purifying, and then those waters, they were poured into special clay vessels and heated on fire while evaporating. That salt was produced. Nowadays, as you know, Jūs jau pakeliavot, kaip ir aš. Nu, man tai labai patiko. Verta tų 30 eurų tikrai. Užtrukom 2 valandas 10 minučių. Tai kas turi klaustrofobiją, tai nesiūlyčiau varyti, nes grįžti reikėjo, nežinau, ar net kvadratinis metras buvo, kuriam stovėjom 8. Nu, tai ta prasme net apsisuk negali, va taip stovi. Tai kas klaustrofobiją turi, ta prasme nebegrįžtų atgal, arba turėtų eiti visą kelią laiptais, kuriais nusileida žemyn. Tai čia 100 metrų, tuo labiau nėra, kad ten tiesiai 100 metrų, dar 2 kilometrai kažkur taip sakė. Tai norėjau nufilmuoti, bet ta prasme aš net negalėjau rankos išties, jinai buvo taip pačioj. Ir kai buvo pačioj, aš net iškelti virš negalėjau. Tai, nu, kas turit, net neikit. Arba net neikit link lifto, o prašykit, kad vestų kur eiti per laiptus ir taip toliau. Tai va, šiaip labai nice. Manau, ir jums patiks. Čiau. Wow. Sėdžiau valandą laiko parkinge ir bandau susirasti, kur pernakvot. Žiūrėjau viską, Airbnb, Bookingą, Park4Night, galvojau, gal tiesiog parkingė kur nors. Bet žodžiu, ir taip galvoju, ko man čia šiandien reikia, tai reikia lovos, nes mašinai šūdas bus nugarai ir šonam ir viskam, kadangi neturiu čiužinio. Tai žodžiu, buvau susiradus tokią kaip ir palapinę,
žodžiu, ten už šiam zloto, bet netrašo ar yra Wi-Fi, nes be Wi-Fi tai man realiai jokio tolko, nes norėčiau įkelti videką kokį. Tada, žodžiu, visus Airbnb pražiūrėjau, tai Krokuvoje realiai gali nebent shared tuos rūmus susirasti. Tipo, jeigu norint pigiai, jeigu nenori mokėti ant kem eurų kokių. Tai finale radau už Krokuvos pas kažkokią šeimą namie vieną kambarį, tipo, gauni. Ten su 2 lovom, bet man pofik, tos 2 lovos man ir vienos užtenka. Tai yra Wi-Fi'is, tai kol kas kaip ir užsibukinau, laukiu. Ok, sumokėjau 2,4, bet dabar matau, kad your host has 24 hours to confirm. Man reikia šiandien. Atsiprašau. Sorry, not sorry. Beleka. Žodžiu. Nežinau, tai aš net neturiu kur važiuoju dabar. Nu tai aš tiesiog važiuoju link ten ir aš tikiuosi, kad jinai atsakys man per valandą laiko. Žodžiu. Oi, prikolų bus. Gerai, varau, ką žinau. Neturiu kito pasirinkimo, jeigu ką mėgosiu vėl kažkur tiesiog laukia, jeigu jinai nepriimšia mano to vizito. Gerai, davai. Taip šviečiasi, kad išnuomavau 22 eurus, tiesiog Airbnb. Nieks neatsako. Nežinau, ar iš vis verta man dabar ten važiuoti. Dar klausimas, jeigu man, tarkim, neatsakys per šiandien ir ten paims, pavyzdžiui, rytoj atsakys. Ir negrąžins šaibų. Hui žinai, kaip čia veikia iš vis. Nu, bet turėjo būti kažkokiu prikolu. Tai jau čia bus vienas iš tų prikolų, kur neaišku, kas bus. Ir liksiu, man atrodo, miegot mašinai. Nes jau bus tada tikrai per vėlų kažką susiras kito. Fucked up. Nu tai ką, nieks man neatsakė dėl to bookingo. Tai dabar susiradau parkingo vietą. Tūlikas turėtų būti, kainuoja 1 zlotą. Nes jau sutemo, tai jau pačiai čia ieškot kažkokios vietos pernakvot nelabai yra protingai. Tai važiuoju į tą parkingą, žiūrėsim kaip ten situacija. Rašo, kad šiaip šviesus jisai, tai, nu bet nusidengsiu su to dekiu. Turėtų būti normaliai. Lekiu. Atvažiavau autobane į parkingą. Yra tūlikas. Tai bent tiek. Kročiai iš bookingo nieko taip ir neatsakė. Tai va, nu tai teks nakvot mašinai. Nieko nepakeisim jau, kaip sakant. Šiaip labai tuščias parkingas, tai tikiuosi toks ir liks. Viena. Yra pora mašinų. Pora mašinų ir fūrų. 5 gal kokios. Tai va, žodžiu, eisiu kuistis, kažką dar biškį užkasti gal. Nelabai iš tikrųjų ką turiu. Kabanosiu biškį yra. Tai va, biškį mėsytės prieš naktį. Ir eisiu pamontuoti, dar manau, kad videką visai noriu. Jaučiu taip ir baisi ši šiandienelė. Pradėjo dar lyt, matau. Tai vat, tikėkimės rytoj bus geresnė dienelė, kaip sakant. Reikės susirasti jaučiu bookingą kur nors normaliai, kad net be prikolų. Ir visai norėčiau Varšuvai dar pabūt dienelę. Ir tada jau atgal link namų. Tai tiek, labanaktis. Pailsėkit, patogiai įsimiegokit. Galit ir už mane įsimiegot. Peace.
Orelis nedžiugina. Bent jau nelyja kaip Lietuvoj. Nu, ką aš žinau, su to miegu, kaip čia pasakyt. Nu, išmiegojau. Ir atrašė naktį tai iš bookingo. Tipo, sorry, kad čia taip nutiko. Kad atsakiau, tipo, per vėlai. Bet grąžino bent šaibus. Tai va, toks rytukas. Eisim dantukų įsivalyti. Tai va, įsivalėme dantukus ir važiuojame link Varšuvos. Varėsime Primarką, nusipirksime audimuką, rankšluostį ir varysime į vandens parką. Jaučiu, šiaip galėčiau pasimti tą parką pačią GoPro kamerą, nes jinai kaip ir atspari vandeniui. Visai gal bairis būtų ten pafilmuoti. Kas nėra buvęs, ypač tam Sultago, kaip jis ten vadinas. Na taip, Europoje didžiausias šitas vandens parkas. Tai visai būtų nais pamatyti, manau. Aš pusryčių nevalgau. Iš tikrųjų, kol kas nelabai ir noriu. Nes vakar per pietus tik tai valgau, tai gavos, kad ir vakare nevalgau. Tai tas skrandis susitraukė ir sako, aš nebenoriu. Aišku, reikėtų. Gal važiuojant kokį sumuštinuką užsimesiu, pasidarysiu. Nes šiaip labai laikas spaudžia. Gaunas, kad aš Varšuvai būsiu tik tai po 12. Kol nuvarysiu tą pardę, ten kol susirasiu tą audimuką. Nu gerai, grubiai 1. Tada dar nuvažiuoti iki to vandens parko apie valandą. Nu tai jau 2. Dar pavalgyti kažką reiktų, nu žodžiu. Tai ten tam vandens parke daugiausia 4 valandas jaučiu galėsiu pasimti. Nes nakvynę pasiėmiau už Varšuvos, tai man gaunas nuo to vandens parko iki nakvynės 2 valandos kažkur viršaus. Aišku, kiek sumokėjau dabar už tą. Reik pasižiūrėti. Ai, už aną nakvynę neatsimenu, nesakiau, bet žodžiu, už aną nakvynę grąžino pinigus. Man atrodo, kad sakiau jo, kad viskas okei. Čia sumokėjau 20,93 €. Na tai realiai gavos, kad sutaupiau 2 eurus. Ir dar vieną naktį realiai, nes pernakvau mašinai. Nu jau gavos kaip gavos, reiškia taip ir turėjo būti. Tai va, tai lekiu. Varšuvai oras visai lepina, visai patinka. Tik aišku, nu, būsiu uždaryta aš tam vandens parke, tai nelabai man rūpės tas oras. Vis tiek fainai. 2,5 valandos važiuoju ir jau jaučiasi, kad nebuvo gerta kavytė ryte. Jau taip biškį traukia prie miego, atrodo. O dar karočią, laikas tik tai didėja, kada atvažiuosiu. Nors važiuoju tikrai ne pagal nurodytą greitį. Tai jaučiu biškį kamštukai bus. Na žodžiu. Dabar galvoju, ką čia su ta kavytė daryti. Reiks kažkur jaučiu stot nusipirkti. Nes energetinė tai nenoriu kažkaip. Labiau per širdį muša negu kava. Tai ieškosiu, kur sustot kavytės. Nes jau užmigsiu tuoj. Nors oras neblogas tikrai. Bet vis tiek traukia prie miego. Nu vis tiek tas miegojimas toj mašinai neduoda tiek daug jėgų, kiek miegot lovoj. Tai va, šudinai biškį. Nieko, parelaksuosiu, kaip sakant, vandens parke. Parašiau tam bookingui, tipo, ar galiu leit check-iną daryti. Ir kada rytoj check-outas, tipo, nes nieks nenurodyta ten. Tai jis man lenkiškai rašo.
įsiverčiau, tipo, kad galiu įsičekinti iki 1 rytoj. O, tipo, čekinas leit tinka jam. Na tai, žodžiu, gausis, kad jaučiu pabūsiu, kaip ir galvojau, 4 valandas kokias vandens parke. Vandens parkėse. Karoči, vandens parke. Ir nežinau, kaip aš ten tas 4 valandų po relaksacijos davažiuosiu iki Jonų, bet davažiuosiu kažkaip. Po biškį. Ir dalėksiu. Čia gražu, čia menas, čia patinka. Oi. Po 5 prakaitų, dabar mes čia po to ieškojimo maudimuko. Tai geriausiu atveju, ką radau, tai buvo šortai, bet čia ir tai gal kokio 10 parduotuvėj. Po to jau toliau jau realiai be vilties visiškai surasti kažką ir H&M'as išgelbėjo su maudimkės viršum. Aišku, gavos, kad ant visko išleidau 3 eurų, nes ir rankšluostį reikėjo pirkti. Nu, bet tipo viskas liks. Tai kaip ir dzin. Tai va dabar valanda kelio iki ten ir atsipūtimas. Jaučiu vietoj ten ir pavalgysiu, ramiai, kaip sakant, jau be skubėjimų. Nes dabar tai važiuodama į priekį čia į Varšuvą sukirtau su muštinuku. Kad biški kažką įsimesti skrandį. Tai vat, su pilnu maišu. O, dar biški akcijčių ten aš mačiau neblogu. Tai pasiėmiau į priekį, kaip sakant. Jo. Nes kodėlgi ne? Atostogos baigėsi, reikia kažkaip palepti. O, kurminiai tą juostą iššokau. O dabar tai bus. Leiski. Sorry. Yes. Gerai, gal aš vairuoju, nes man čia biškiai eismas rimtas. Tai va, norėjau tik pasipasakot, kad 3 eurų išleista, bet pavyko viską rasti. Čing!
švari, kaip sakant, išmirkus. Labai tokia fresh jaučiuos. Tai smagiai labai tikrai. Įėjimas kainavo 4 valandom vienai be pirčių 35-25 ir dar viduj pavalgiau ir sumokėjau už parkingą. Tai 18,34. Bet verta, tikrai smagiai labai. Atsisveikinam, kaip sakant, ir minam iki chatos. Turėtų būti virš 2 valandų, bet kažkaip po biškutį, kaip sakant, numinsim. Arba kaip tik ne po biškutį. Tai va. Mano šiandien bookingas vadinasi Bizonas. Jokinga šiaip. Nervoju, kad bookingas neleidžia iškart į vizą įsimest. Tai sunkesnė situacija. Manau, kad tik kelsiu vlogelį šiandien, bet dar tik 3 dienos, nors jau baigiu kelionę. Tiesiog nebuvo nei Wi-Fi'aus, nei tiek laiko, kad viską padaryt. Tai va, kelionė į pabaigą. Jaučiuos pailsėjusi tikrai. Visai smagu ir vienai. Tiesiog reikia veiklos. Aišku, oras, kad lepintų irgi fainai būtų. Nes kai blogas oras, tai atrodo ir nesinori nieko daryti. Bet gerai kartais ir pabūti tiesiog, nebūtinai namie. Bet tiesiog kažkur pabūti. Man jau darosi įdomu, kur mes čia atvažiuosim. Nes jau tokiu mišku varom ir liko keli šimtai metrų iki chatos. 300. Nu, pažiūrėsim. Svarbu išvažiuoti čia. Realiai tik tiek. Nu, gal ir nieko. Kaip už 20 euriukų. Aišku, Zakopaniai gal biškai jaukiau buvo, bet čia didesnė chata. Realiai 4 galėjau imti. Tai toks. Užsirakino duris. Raukšlaustukas. Įdomu, kaip ryte čia per langą vaizdas bus. Į fermas. Dabar nieka. Šitas nice. Nieka. Einu prie kompo. Dabar yra 2 nakties. Aš dar vis nemiegu. Kodėl? Nes ten lubose žiūrkės yra. Nu, gal pelės. Bet still. Jis dabar bando prasikraušt pas mane. Negaliu miegot. Tai tiek. Visiškai be ryšio esu. Viskas.
paliekam bizoną. Tai va, kelionytė baigėsi, kaip sakant, į pabaigą. Kuro jau nebeskaičiuosiu, nes dabar tiek, kiek turim, užteks iki namų. Reiškia, kuro išlaidos jau buvo paskaičiuotos. Kol kas esam nuvažiavę štuk 800 ir 5 kilometrus. Nu, dar grįžta apie 500. Tai vat, važiuosiu dar iki Lomzos, nuvarysiu gal į kokią Pardę, biškį pasivaikščiot, gal pigiau kokių dalykų rasiu negu Lietuvoj. Ir viskas. Kelionytė namo ir manau, kad šiandien vakare jau turėčiau būti namie. Ir miegoti savoj lovoj, be žiurkių. Ir šiaip be pašalinių nejaukių garsų. Tai va, šiaip buvo smagu, įdomu, nauja patirtis. Tai manau, kad siūlau visiems nors kartą pamėginti, ypač jeigu vairuojat, tai važiuot su mašina. Ta prasme, turėtų savo vietą, jeigu kad ir kažkas atsitiktų pernakvoti toj pačioj mašinoj. Taip sakant, nemirsit dėl to. Yra labai gera programėlė Park4Night, kur rodo parkingus saugesnius tokius. Ne taip, kaip aš pirmas 2 dienas rinkausi tiesiog laukuose ar kažkur miegot. Tai vat. Žodžiu, buvo smagu. Tikiuosi, jums irgi patiko. Gal kažką naujo sužinojot, gal šiaip kažką naujo pamatėt. Tai buvo smagu ir manau, kad dar susitiksim. Iki greito. Dar pridedu tada visos kelionės išleistus pinigus, va čia vat. Dabar matysite, kiek man kainavo 8 dienos vienai Lenkijai. Ir čia viskas pagal mano poreikius, netaupot absoliučiai, ta prasme, leidžiant ten, kur nori, kada nori ir kaip nori. Tai vat, čia jo, nesusispaudus, ta prasme, viskas pagal mano norus. Aišku, kiekvieno žmogus tie norai yra skirtingi, tai vis tiek tos sumos skirtusi, bet preliminariai maždaug galima matyti, kiek kainuotų kelionė vienam Lenkijai. Jeigu norint pasiekti ir kalnus ir papramogauti nemažai. Tuo labiau, kad kuras vienai, nesidalinė su niekom. Aišku, ant kuro čia turbūt gavos neypatingai daug. Aš manau, kokia pora 100 eurų, jeigu reiktų atsekti taip. Nu, tai kažkas panašaus. Tai, kad ir dviese nelabai ten sutaupytum 100 eurų. Visai gražus tas Elkas. Kaip miestelis. Visą laik pravažiuodam pro šoną. Niekada nebuvom užsukę. Tipo, kiek kartų suvažiavus pati. Šiaip nice. Gražiai atrodo. Welcome back to Kaunas! Pasitiko mane su neypatingai gražiais orais, bet kaip sakant, gera grįžti. Nors iš tikrųjų nežinau, norėčiau dar biškį negrįžti. Tai va, pabaiga šios kelionės, greitinai atėjo. Tai va dar kartą, ačiū Jums, buvo gera, viso gero. Time to smile, let the worries go, dancing freely, feeling the flow. With every laugh, the weight is light.
stolen, everything's right.